Be abejo, aš džiaugiuosi, kad Vilnius kryptingai siekia tapti miestu, kuriame nėra svetimas skausmo. Ir be abejonės tokio centro atsiradimas yra žingsnis tą linkme. Pasaulyje daug problemų, daug žmonių turi vienokių ar kitokių bėdų ir jeigu mes galime padėti, tai džiugu, kad tą galime padaryti profesionaliai ir būtent tokio tipo įstaigose, kurios yra sutvarkytos, kurios dirba profesionalai, kad žmonės galėtų gyventi pilnavertį, gerą gyvenimą. Vadovai turėjo įdėti labai daug pastangų, labai daug darbo, širdies, energijos, kad žmonėms, kuriems iš tiesų ta pagalba reikalinga, čia būtų suteikta gera, kokybiška, kad jie čia jaustųsi šiltai ir saugiai. Pirmiausia, nuoširdžiai dėkoju miesto valdžiai, kuri net turėdama tokį didelį deficitą miesto biudžete, visgi skiria lėšų tokiem objektam. Tokių paslaugų ir Vilniuje, ir visoje Respublikoje, ypač didžiuose miestuose, trūksta.